Taigi čia yra Kazio Bimbos samogitas, toks nuostabus akmenėlis, kuris labai daug metų visiems atrodė toks statiškas, atsiridenęs čia ir nežinia ką veikiantis, kur jo priekis, kur jo galas, kur jo užpakalis. Bet aš jį truputį pakasiau, truputuką mes su juo pabendravom. Na ir jisai pradėjo su manim kalbėti, man pasakoti istorijas, o aš savo ruoštų, kaip būdamas žmogus, kuris sunkiai supranta žodžius, bet gana gerai supranta vaizdus, aš nusprendžiau jo mintis ir jo nuotykius papasakoti, sukuriant nonsenso komiksą, kuris vadinasi Akmenėlis miesto žvėrinčiaus paslaptys. O paslaptys todėl, kad iš tiesų jis papasako labai daug to, ko turbūt nelabai kas iš Šiauliuose žino. Tai viskas dabar yra knygoje, komikso formatu. Aš pati labai intensyviai vedu edukacijas ir man be galo patinka būti su vaikais ir su jais kartu kurti, nes įtariu, kad aš tiesiog tam tikrą dalimi pati esu vaikas ir mane vis dar džiugina labiausiai užpakaliai. Tai sakyčiau, kad aš vis dar esu kažkur 1-3 klasės lygyje pagal meno tokį džiaugsmą. Mane labai džiugina. Ir besilankydama Šiaulių dailės galerijoje vis vesdavau komikso edukacijas vaikam. Ir visuomet matydavau, kaip tie vaikai pasitelkdami komiksus gali be galo daug papasakoti, tikrų dalykų, bet kuomet jau pradedu prašyti papasakoti nesąmonės, tada atsiskleidžia tikrasis vaikų džiaugsmas. Ir jie sako, tikrai? Ar aš galiu tikrai nesąmonės piešti? Ir aš sakau, pačias didžiausias. Ir kad įrodyčiau, kad aš ne tik prašau tai daryti, bet ir pati moku, tai man teko kažkaip tai įrodyti. Taigi su Šiaulių dailės galerija aš dalyvavau Menopolyje, kur savaitę laiko aš mačiausi su vaikais, mes kartu vaikščiom per Šiaulių bulvarą ir kalbėjom apie skulptūras, apie tai, kas jiem yra aktualu, apie tai, kad aš pamatyčiau Šiaulius ne tokius, kokie jie galbūt pristatomi turizmo centre, bet pamatyčiau Šiaulius, kokie yra pristatomi vaikų. Ką jiem reiškia kibinai, ką jiem reiškia gyvatė, ką jiem reiškia bežionės, kurios iš tiesų labai pyksta, kai jas vadina bežionių, nes jos yra vis tik chimeros ir jos seniau saugojo banką. Ir visą tą informaciją, kurią su vaikais aptariau, surinkau visą medžiagą, net nežinojo, kad jie yra mano darbinis įrankis ir viskas, ką jis sako, aš, gerai, ką ten daro, gerai. Ir surinkusi tą medžiagą, aš su jie tiesiog ilgai gyvenau, galvojau, sapnavau, dieną ir naktį sapnavau visokiausius keisčiausius nutikimus ir aš tai paverčiau nonsenso komiksu, kuomet mes visi pakasom akmenėlį ir tada jis jau leidžiasi į Šiaulių bulvarą ir mus supažindina ir pats patiria labai daug nuotykių, kuomet kitos skulptūros atgyja. Tai ši knyga yra, noriu pabrėžti, kad pirmoji mano parašyta ir iliustruota knyga, aš pati esu iliustravus 56 knygas įvairių rašytojų ir Lietuvoje, ir užsienį. Ir ši knyga yra pirmoji, kurią aš pati nupiešiau ir parašiau. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, kad Šiaulių dailės galerija buvo ne ką mažiau išprotėję nei aš. Dėl to, kad viskas, ką aš dariau, ką aš visą gyvenimą norėjau daryti, piešti nonsensą, keisčiausius dalykus, pajudinti ir pūsti gyvybės tiem, kurie daug metų sėdi ir nieko neveikia ir nuobodžiauja. Tai ši knyga yra tikrai toks mano turbūt didžiausias džiaugsmelis, kad aš galėjau sukurti pačius netikėčiausius dalykus ir įdėti be proto daug savęs. Aš, pavyzdžiui, esu visiškai priklausoma nuo traškučių. Aš jos be proto mėgstu. Ir štai turėjau galimybę vieną iš nykštukų paversti savimi, kad jis visą laiką triauškina traškučius ir prašo akmenėlio jam jų atnešti. Tai tikrai esu tikra, kad šita knyga gali būti, kadangi yra labai vizuali ir tai yra komiksai ir tai reiškia, kad čia yra labai daug vaizdo, tai net neskaitantis vaikai puikiausiai gali keliauti per šią knygą ir patirti nuotykius, bet lygiai taip pat ir suaugę gali daugiau sužinoti apie 3 nykštukus, sužinoti, kokie jų yra vardai, neatskleisiu, čia reikia pačiam pasižiūrėti. Tai esu tikra, kad šita knyga gali būti įdomi bet kokio amžiaus skaitytojui dėl to, kad kadangi tai yra visiška nesąmonė, o visiška nesąmonė neturi amžiaus cenzo. Ir dar vienas dalykas yra tas, kad pačioj pabaigoje yra ir pažintinė informacija. Kadangi ši knyga yra pažintinė, tai mes galim daugiau sužinoti ir apie fontaną pelikanų. Galime daugiau ir sužinoti, kodėlgi tie katinai atsirado ant vaistinės. Ką ten veikia tas valerijonas. Arba, kaip turbūt daugelį metų visi svarsto, kodėl tas vėžys ant cigarečių pakelio tupi, tai viskas yra čia paaiškinta. Ir štai taip knyga baigėsi.
Taigi esu tikra, kad šita knyga gali būti ne tik pramoga, gali būti ir pažintinė forma sužinoti kiekvieno iš skulptūrų autorių, bet ir tuo pat metu tai yra tiesiog labai linksmas kvietimas praeiti per Šiaulių bulvarą ir tiesiog pažvelgti į skulptūras, kurios nejuda, taip, lyg jos pradėtų judėti ir su mumis kalbėti. Ir pati pabaiga knygos ir yra tokia, kad akmenėlis, štai šis mūsų bičiulis tiesiog pasako, kad o ką tau pasakoja Šiaulių bulvaro skulptūros. Tai mes ne tik daug sužinom skaitydami, bet mes ir patys atveriam savo fantaziją ir galim tęsti kelionę kiek tik norim ir sužinoti labai daug dalykų. Tai man buvo labai smagu kurti, dėl to aš įtariu, kad bus labai smagu skaityti. Taigi, kaip ir minėjau, kad ši knyga yra apie tai, kaip akmenėlis leidžiasi į Šiaulių bulvarą ir ten susipažįsta su kitom skulptūrom. Bet kadangi šie sėdi tikrai labai daug metų ir jis yra visas sustabarėjęs, suakmenėjęs, tai visos kelionės po Šiaulių bulvarą turi prasidėti nuo akmenėlio mankštos. Ir štai knygoje ji yra būtent čia, vadinasi akmenukas, pramankštukas. Akmuo turi gerokai pasikrutinti, kad po to galėtų nueiti tolimus žygius ir nepavargtų ir jam nereikėtų prisėsti ant kito suoliuko, nes tikriausiai, jei jau prisėstų, ten ir pasiliktų. Taigi, kviečiu jūs prisijungti ir atlikti bent keletą pozų iš šios mankštos. Pati pirmoji poza yra žinoma, kaip ir kiekvieno akmens kasdienė rutina padaryti kampo pozą. Kampo pozą darome labai paprastai. Atsigulam ir iškeliam kojas. Tada galime eiti prie kitos pozos. Kita poza yra netokia ir sudėtinga, bet ji atpalaiduoja mūsų rankų raumenis. Tai vadinasi mikrobangės bangos. Iškeliam rankas, nusisukam ir krūtinam jas, kol pavargst. Tada galime eiti ir prie kitos pozos. Viena iš paprastesnių, bet atpalaiduojanti mūsų mintis pozų yra, žinoma, balionėlis. Jau pabuvom balionėliu. Na ir galime įsirinkti dar vieną pozą. Tai turbūt būtų ne kas kita, o klumpakojis. Visus kviečiu daryti klumpakojį. Ir atlikus šią mankštą, mes su akmenėliu jau galime leistis į kelionę.